Praėjusį penktadienį savivaldybės meras Ričardas Malinauskas kartu su pavaduotoja Kristina Miškinienė bei socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Ligita Baranauskienė dalyvavo susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais, viceministru Daliumi Vitaičiu, jo patarėja Ramunė Jurkuvienė ir kitais specialistais. Susitikime ministerijos atstovai savivaldybėms pristatė parengtą naują piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo projektą. Tai yra įstatymo, kuris reguliuoja socialinės pašalpos ir šildymo išlaidų kompensacijų mokėjimą gyventojams. Įstatymo projektas išskirtinis tuo, kad nuo kitų metų pradžios savivaldybės turėtų apsispręsti, pagal kokį modelį teikti piniginę socialinę paramą savo gyventojams. Svarstoma galimybė nuo kitų metų pradžios piniginės socialinės paramos valdymą perleisti savivaldybėms. Projektas ypatingas tuo, kad nuo naujų metų savivaldybės turėtų apsispręsti, pagal kokį modelį jos teiks socialinę paramą savo gyventojams. Galimi du variantai. Vienas modelis būtų toks, kad savivaldybės turėtų dirbti pagal seną įstatymą, pagal tam tikrus nežymius pakeitimus įstatymo. Tai būtų toks kaip pašalpos diferencijavimas pagal šeimos narių skaičių, tai yra pašalpos mažėjimas atitinkamai pagal šeimos narių skaičių, arba būtų socialinės pašalpos sustabdymas ar nemokėjimas ilgalaikiams bedarbiams. O antrasis modelis tai būtų toks, kad savivaldybė galėtų tapti 3 metams pilotinę savivaldybę ir pati turėtų teisę reguliuoti savo socialinės pašalpos gavėjus, skyrimo, nutraukimo, sustabdymo atvejus. Kokie dar klausimai be šio naujo įstatymo projekto buvo aptarti susitikime? Susitikime buvo aptarti ir visom kitom savivaldybėm ir mūsų savivaldybei labai svarbus ir aktualūs socialinės srities klausimai, tokie kaip galimas pajamų slėpimas, galimas piktnaudžiavimas socialinę paramą, motyvacijos dirbti didinimas. Druskininkų paslaugų ūkis gamina pavėsines, stalus, suolus, sūpuokles ir kitus sodo baldus.